šiandien iš tikrųjų apie ką norėjau pakalbėti ir kuo norėjau pasidalinti, tai norėjau pakalbėti apie pyktį. Ir ačiū Ripu. Ir parašykit, ar leidžiat visų pirma savo jausti pyktį. Ar leidžiat savo pyktį. Laimėję leidžiu, bet nenoriu. Edita taip, Veronika taip, Jola taip, Giedrė taip, Jurgita taip, labai kartais per daug. Ačiū Marijau. Ripu leidžiu, tik nėra ant ko. Leidžiu, bet po to kaltę jaučiu. Leidžiu net labai, leidžiu, bet renkuosi kiek noriu ir kaip. Aistė anksčiau neleisdavau, viduj viską laikydavau, bet su tuo jau padirbau. Gerai, o kaip dažniausiai išleidžiat tą pyktį ir ant ko išleidžiat tą pyktį? Jolita ant vaikų rėkiu, ant vaikų, ant vyro. Aistė Renata ant gyvūnų, Aistė karatė treniruotė sportas, Jurgita ant vyro. Kai jaučiu, kad tie, kurie supykdė, verti pykčio. Edita ant ko pykstu, ant to ir paleidžiu, dažniausiai tai artimieji. Mindė neleidžiu visai, kas pasitaiko tuo metu. Aš visus labai myliu, bet gaunasi jog ir ant savų. Power, kas papuolė tuo metu. Giedrė valgau arba ant sūnaus rėkiu. Tai žodžiu, pirmas dalykas tai, kad iš tikrųjų daug kas jaučia kaltę dėl pykčio, o jaučia kaltę dėl pykčio dėl to, ačiū Jola, kad tas pyktis išeina neadekvačiai ir išeina galbūt ne taip ir ne ant tų žmonių, ant kurių tą pyktį norim išleisti. Apskritai nesakau, kad galbūt niekada nereiktų parodyti pykčio kitam žmogui, jeigu jisai mūsų supykdo, nes tame irgi yra tam tikras mechanizmas, nes kaip sakiau, kadangi vieni kitus pritraukiam ir energetiškai pritraukiam ir pritraukiam iš tam tikrų žaizdų ir vienas kitam veikiam kaip veidrodžiai, kaip trigeriai, tai kitą kartą gali būti taip, kad jeigu yra šalia žmogus, kuris tiesiog idealiai moka suspausti tos visus raudonus mygtukus mumise ir kad ir kaip mes ten bandom viduj susivaldyti, bet kitą kartą tas kitas žmogus gali tiek provokuoti, kad išleistume tą pyktį ant jo ir kartais taip vyksta dėl to, nes būtent pas tą žmogų irgi yra toksai trauminis mechanizmas, kur galbūt jisai tik tokiais destruktyviais būdais vaikystėje gaudavo dėmesį, nes vaikystėje, jeigu vaikas negali gauti to gero ir mylinčio dėmesio, jam vis tiek natūraliai, instinktyviai reikia kažkokio dėmesio, tai tada jisai bandys tą dėmesį gauti destruktyviais būdais. Ačiū Jola. Ačiū. Tai vat, tai kitą kartą tikrai būna tokie žmonės, ačiū už tokią puokštę gražią. Kitą kartą tikrai taip būna, kad ypač jeigu mes susitinkam nesąmoningai iš trauminių, ačiū Rokenzo, iš trauminių mechanizmų, tai tiesiog gali būti, kad kitas žmogus, kad ir kaip mes ten sąmoningai stengiamės su tuo pykčiu pradirbti, bet tiesiog išprovokuoja iki tiek ir faktas, kad paskui gali kilti ir kaltė ir taip toliau, bet kitą kartą tiesiog yra toks mechanizmas, kur ir viena ir kita pusė iš to mokinasi. Bet žinoma, tai nereiškia, kad kaip čia parašėte, tai nereiškia, kad turime eiti ir išleidinėti savo pyktį, savo susierzinimą iš vis ant aplinkinių žmonių, nes geriausia būtų išmokti ir atrasti būdų, kaip tą visą energiją, ją yra labai svarbu išleisti ir ją užlaikyti yra labai blogai, nes jinai veikia destruktyviai tada prieš mus, tai labai galinga energija. Tai jin veikia destruktyviai prieš mus, todėl ją reikia išmokti kitais būdais paleisti. Rasti būdų, kaip iš kūno tą energiją išjudinti. O dažnai žinot, kad pratrūkstat ant artimų žmonių dėl to, kad tas pyktis būna kaupiamas viduj. Dėl gėdos, iš vis dėl pačio pykčio. Ačiū Daiva.
Kas yra pyktis? Pyktis iš vis yra antrinė emocija. Tai nėra pirminė pagrindinė emocija, tai yra antrinė emocija. Ir iš kur pyktis susiformuoja? Už pykčio slepiasi skausmas. Tai įsivaizduokit sužeistą žvėrį. Sužeistas žvėris bus agresyvus. Pavyzdžiui, sužeistas šuo, tai negali prieiti prieš sužeisto šuns, net jeigu tu turi geras intencijas ir galbūt nori jam padėti, bet instinktyviai sužeistas šuo, jis gali kasti, kad ir tavo geros intencijos, todėl kad jis yra sužeistas ir jisai saugosi. Tai apskritai gėdijimasis pykčio ir neleidimas savo išreikšti pykčio reiškia, kad jūs nuneigėt savo skausmą. Tai jūs nuneigėt savo skausmą ir ypač aš dažnai savo praktikoje susiduriu ir pastebiu, ir čia ir socialiniuose tinkluose pastebiu, ir per laivus pastebiu, kaip jūs dalinatės, kad vėlgi, ta pradžia, ta šaknis, aišku, yra vaikystėje, aišku, yra susijęs su tėvais ir kad iš tikrųjų daug žmonių nešiojasi didžiulį pyktį tėvams, kurį bijo pripažinti, kurio nenori pripažinti. Ir įsivaizduokit, jau ten yra viduj prištampuota to pykčio už visą tai, kas įvyko. Tai vadinasi, yra ir daug labai žaizdų ir jūs kaip tas sužeistas šuo. Ir dabar ateina jūsų vaikas ir su mažiausiu bakstelėjimu į jūs ir staiga viskas išsiveržia. Todėl kad yra neišgydyta žaizda. Dėl ko visada kalbu, kad yra labai svarbu dirbti vidinį darbą. Ir šiandien su kokia žinutė ateinu, kad yra labai svarbu leisti savo pripažinti, kad tai, kas jum įvyko, buvo neteisinga, kad tai, kas jum įvyko, buvo žiauru ir skaudu. Tai, kas įvyko mum vaikystėje, nėra mūsų kaltė. Bet kadangi jau dabar esame suaugę ir laiko negalim atsukti atgal ir sugrįžti į ten, ačiū Ryti, tai yra mūsų atsakomybė išsigydyti tas žaizdas. Atsakomybė dėl to, kad norim gyventi gražų gyvenimą, kitokį gyvenimą, negu turėjom ir negu matėm. Todėl pats pirmas žingsnis, ko dažnai visi vengia ir ką dažnai visi prašoka, yra pykčio stadija. Iš vis labai daug žmonių, pavyzdžiui, gali turėti tragiškas istorijas, kaip jie užaugo, bet tuo pačiu visiškai nejausti jokių emocijų į tėvus, nejausti jokių negatyvių emocijų į tėvus. Tai nėra tai, kad jūs tiesiog nejaučiat ir esat labai supratingas žmogus, nors tikiu, kad esat supratingas žmogus ir jautrus žmogus ir viską suprantat, kodėl kaip kas vyko ir kodėl jie buvo tokie, kokie buvo. Bet daug kas yra tiesiog iš baimės ir iš gėdos užspaudę šitą emociją. Pačią baimę užspaudę. Nes faktas, kad patį pyktį užspaudę, ne baimę, patį pyktį užspaudę, tai nes faktas, kad apskritai, jeigu vaikystėje negalėjot reikšti emocijų, bet kokių emocijų, tai tikrai didžioji dalis negalėjot reikšti ir pykčio, ir ypač pykčio, ir už pyktį buvot gėdinami, ir už pyktį buvot baudžiami, ir matėt tik tai labai neadekvataus pykčio pavyzdį. Ir tas pykčio piešinys, jisai nusipiešė labai labai tamsiai. Bet sakau, pyktis yra tik tai antrinė emocija. Po ją slepiasi skausmas, kaip to sužeisto žvėries. Tai leisti savo supykti ir pripažinti. Ir iš vis, kodėl taip įvyksta, kad, tarkim, yra kažkokie tikrai labai sudėtingi ir baisus ir skausmingi įvykiai, kurie mums įvyko, bet per laiką, kadangi jie buvo tokie skausmingi, mes išmokom tos įvykius racionalizuoti. Ačiū labai. Tai tam, kad nejausti to skausmo ir apsisaugoti nuo to skausmo, ačiū Daiva, mes išmokom tos įvykius racionalizuoti, tas emocijas racionalizuoti. Tai irgi tai kaip išgyvenimo mechanizmas, kuris įsijungia vaikystėje, kai visi tie įvykiai vyko, kažkas patyrė fizinį smurtą, kažkas patyrė emocinį smurtą, kažkas patyrė psichologinį smurtą.
Ir tam, kad išgyventi, įsijungia šitas režimas, kad reikia uždaryti tas emocijas, nes yra per daug skausminga ir per daug sudėtinga. Ir viską racionalizuoti ir sumažinti. Ir labai daug žmonių savo praktikoje matau, kad yra linkę sumažinti tuos dalykus, kurie jiem įvyko. Ir sakau, daug kas įsivaizduoja, kad jeigu jie leis savo tuos dalykus išjausti arba pripažinti, arba supykti ant tų žmonių, kurie iš tikrųjų su jais elgesi žiauriai, tai kad kažkaip jie tada pasidarys blogi žmonės. Nu, žodžiu, čia tokia manipuliatyvi schema įvyksta, bet sakau, kaip vaikas, kadangi vaikas neturi kaip pabėgti, neturi kaip apsisaugoti, tai jis viduj sukuria mechanizmus, kurie jį galėtų apsaugoti nuo to skausmo, kuo labiau. Tai net dažnai būna, kad pavyzdžiui, tie, kurie patyrė prievartą arba fizinį smurtą, jie tiesiog disocijuojasi nuo savo kūno, kaip daug istorijų yra, kaip sako, tiesiog atrodo pakylu iš savo kūno, išeinu iš savo kūno, tam, kad nejausti tiesiog tų visų emocijų, nes kitą kartą skausminga būna, žinoma, kad skausminga yra pats fizinis veiksmas, bet dar skausmingiau kitą kartą būna pats emocinis dalykas, kad tie žmonės, kurie tave atvedė į šitą pasaulį ir kurie realiai turėjo būti tavo saugumo uostas, yra tie, kurie su tavimi taip žiauriai elgesi. Tai tiesiog smegenis protas negali šitos informacijos suvokti ir todėl sukuria šitus mechanizmus. Tai bet esminė žinutė šiandieną yra, kad leisti savo iškapstyti tą pyktį. Ir kiek daug matau žmonių, aš jau atleidau savo tėvam, aš tai jau paleidau pyktį. Bet iš to, kaip kas vyksta jų gyvenime, ar kaip jie reaguoja, aš matau, kad ar tai yra toli gražu ir tame nėra jokios gėdos, nes įsivaizduokit, kiek metų vyko tokie dalykai. Ir mes tik dabar po truputį pradedam kapstyti tą dumblą ir po truputį kelti į paviršių. Ir daug kartų sakiau, kad mes negalim išgydyti to, kas nėra iškelta į paviršių. Tai tas brudas visas, jis turi iškilti. Ir jis turi iškilti pačiais negražiausiais būdais. Tam, kad mes iš tikrųjų galėtume paleisti. Ir prisiminkit, kad tuos visus atleidimus ar pykčio paleidimus mes darom ne dėl tų žmonių. Kitą kartą tie žmonės, jie yra padarę tokių dalykų, kad gal jie net nenusipelno to atleidimo. Ir taip yra. Bet mes tai darom dėl savęs. Tai jeigu darom dėl savęs, tai neturėtume jaustis blogai ar kalti, kad leidžiam savo jausti ir pykti, nes buvo padaryta didžiulė žala ir sukurta didžiulė žaizda. Dėl ko dabar visi ieško visų šitų atsakymų, dėl ko toks didžiulis chaosas, dėl ko taip visi blogai jaučiasi. Todėl, kad buvo padaryta didžiulė žala pradžioje. Ir dabar mes šitą visą brudą turim valyti. Ir kaip sakau, tai nėra mūsų kaltė, kas įvyko, bet dabar tai yra atsakomybė. Tam, kad to brudo ir iš savęs išvalytume ir kad kitom kartom neperneštume. Ir apskritai šitas sąmoningumo kelias nėra apie tai, kad jūs niekada nebūsit sutrigerinti ar kad jūs niekada nepyksit. Yra apie tai, kad išmoksit kitaip reaguoti ir, pavyzdžiui, kitaip tą pyktį išreikšti, sveikai tą pyktį išreikšti. Bet pyktis kaip emocija, jisai neišgaruos staiga nuo žemės. Ir tų situacijų yra tiek daug ir kadangi tų žaizdų prisištampavo į vidų tiek daug ir, kaip sakau, ne tik iš mūsų vaikystės, bet iš visų kartų prieš tai mes viską perėmėm ir viską dabar gydom per save. Tai čia yra nerealu taip įsivaizduoti, kad staiga nušvisiu per kelis metus ir niekada niekam nejausiu pykčio ir šita visa kelionė yra net ne apie tai. Nes kaip jau nekartą minėjau, kad žemėje visada egzistuos polariškumas. Tai diena, naktis, pyktis, džiaugsmas ir tik mes suteikiam tai emocijai etiketę, ar jinai bloga ar gera. Kaip šiuo atveju daug kas pykčiui uždėjo etiketę bloga emocija. Negaliu jausti pykčio, gėdinga emocija, taip negalima, taip negražu. Ar leidžiat savo jausti pyktį dėl praeities?
ir būdai, kaip tą pyktį, kaip sakau, sveikai išreikšti. Svarbu yra reguliuoti iš vis savo nervų sistemą, tai kad nebūtų tų neadekvačių išsiliejimų ant žmonių ir taip, kaip nenorim. Pats pyktis kaip emocija nėra blogai, bet tik tiek, kad tai irgi turi būti sureguliuota mūsų viduje. Tai kaip kažkas minėjo, tai taip galima išrašyti pyktį. Aš dažnai tiesiog darydavau voice recordus, tai su keiksmažodžiais, su viskuo tiesiog leisti sau, leisti nueiti į tą primityvę būseną, nes mums būtina yra, kad galėtume išleisti tai, kas viduj, tai, kas nebereikalinga. Išgydyti tai, iš tikrųjų paleisti, neužglaistyti, ne vėl po kilimų pastumti visą tai. Dabar atėjusi sąmoningumą, taigi čia reikia atleisti, tėvam reikia atleisti, čia visiems reikia atleisti, saulytės ir gėlytės, ne, čia toksinis pozityvumas. Čia yra tas pats visko pastuvimas po kilimu. Reikia leisti savo išjausti. Sąmoningai, išmokti sąmoningai pykti. Suvokti, kad aš dabar pykstu, aš dabar esu pikta ir aš dabar pyksiu ir aš dabar išleisiu tą pyktį. Tai aš sakau, aš darydavau voice recordus ir su tokiais keiksmažodžiais, ten triaukščiais ir taip toliau. Tiesiog leisti savo išleisti visą tą energiją, lygiai taip pat pagalvės daužimas, rėkimas į pagalvę ar išsirėkimas kažkur tai lauke. Nei viena emocija nėra nei gera, nei bloga. Ir nėra taip, kad mes turim atsikratyti kažkokių tai emocijų. Viskas, sakau, yra poliariška ir tuo pačiu viskas yra neutralu. Tai mes tik uždedam etiketę tai emocijai. Pyktis yra žmogiška emocija, svarbi emocija ir labai reikalinga išgyvenimui emocija, nes pyktis jum parodo, kad toj vietoj jumise yra žaizda, toj vietoj yra trigeris. Tai jeigu kitas žmogus jum ištrigerino ar kažkokią situaciją jum ištrigerino didžiulį pyktį, tai yra indikatorius, kad toj vietoj yra dar neišgydytų dalykų. Ten yra žaizda, kaip ir sakiau, kaip sužeistas gyvūnas. Čia yra instinktyvi reakcija, mes negalim šito dalyko paimti ir išimti tiesiog iš gamtos. Tai yra natūralu gamtoj. Įsivaizduokit, jeigu sužeistas žvėris nesigintų. Tai viskas, jisai pasmerktas mirti yra. Yra normalu, natūralu, instinktyvu mūsų genuose gintis. Tada, kada mes esam sužeisti ir kažkas bando tą mūsų žaizdą paliesti ar bando mus pajudinti, mes ginamės, mes puolam. Jeigu jau mes tikrai taip viską priimtume ir nejaustume jokio pykčio, tai mes būtume tokie nušvitę ir mes iš vis šitoj žemėje nebūtume. Šiandien ir yra tame žinutė, kad paieškokit savyje, o gal dar vis kažkur save apgaudinėjat dėl šito klausimo. Nes tai yra labai labai svarbu, nes tai stabdo progresą, jeigu neleidžiat savo išpykti ir išjausti pykčio. Ir apskritai, pavyzdžiui, jeigu buvot smerkiami už pyktį, kaip čia kažkas dalinosi, kad paauglystėje turėjo pykčio ir galbūt kažkas sugėdino už tą pyktį arba nupiešė kaip blogą dalyką, kad va čia paauglystė, tu čia paauglys ir čia piktas ir toks ir anoks. Ir irgi gali sistema automatiškai įjungti mechanizmą ir uždaryti tą pyktį. Ir galite iš vis nebejausti ir būti tokioj tarsi neutralioj pozicijoje. Tai tas neutralioj pozicijoje buvimas, tai reiškia, kad tiesiog yra uždaryti jausmai jumise, įsijungęs yra apsauginis mechanizmas. Nes sakau, čia jeigu taip, tai čia jau net nebebūtume šitoje žemėje, nes mums nebebūtų prasmės būti. Jeigu tokie būtume visi nušvitę. Nesvarbu, kiek metų einu šitų sąmoningumo keliu, vis tiek būna akimirkos ir trigeriai, kai lygiai taip pat man sukyla didžiulis pyktis. Tik tiek, kad aš dabar tai suvokiu, priimu, aš to nenuneigiu, aš savo pasakau, taip, aš dabar pykstu ir aš leidžiu jį savo išreikšti. Ir kitą kartą, kaip sakau, netgi su keiksmažodžiais. Ne ant kito žmogaus, bet sakau tiesiog savo įsirašinėdama ir įsivaizduodama, kad aš turiu pokalbį su tuo kitu žmogum. Ir tai labai labai gydo. Labai gydo. Violeta, mano svajonė buvo, kad su savo vaiku kaip su lygiu.
Tai čia tas su lygiu toks gali būti slidus reikalas. Čia žiūrint, ką tai reiškia, iš kurios tai pusės reiškia. Nes niekada tėvai nėra lygiai su vaiku. Kad pagarbą jausti kaip kitam asmeniu ir taip toliau, bet turiu omeny, kad hierarchiškai, ir čia hierarchiškai ne dėl to, kad jie turi kažkaip tai galę kažkokią prieš vaiką laikyti, bet turiu omeny, kad, bet kaip daug kas būna, kad noriu būti draugais su savo vaiku, tai ne visada būna labai teisingas santykis, todėl kad vaikui tėvai yra reikalingi kaip saugumo uostas, kaip autoritetas, bet kaip sveikas autoritetas, ne taip, kaip mes užaugom, ne taip, kaip ten, tiesiog daryk, nes aš tai pasakiau. Kaip sveikas autoritetas, kaip saugumo uostas, kaip išmintingas žmogus, į kurį gali ateiti, atsiremti, paklausti patarimo ir taip toliau, nes tas iš tikrųjų santykis, kad būkim kaip draugai, tai jisai irgi yra žalingas, nes gaunasi tada vaikas ir netenka saugumo ir gaunasi, kad prisijima atsakomybės nereikalingos, kaip suaugęs žmogus. O ar sveika nekęsti? Neapykanta lygiai taip pat yra indikatorius, kad už neapykantos yra žaizda. Tai kas išprovokuoja tą neapykantą? Įvyko žaizda. Neapykanta irgi kaip antrinis produktas yra, kaip antrinė emocija. Už neapykantos yra skausmas. Dažniausiai už tų visų sunkių didelių emocijų yra skausmas, sakau, kaip sužeistas žvėris. Ir tai yra jūsų natūrali, instinktyvi reakcija. Pykti, nekęsti, tai vat kaip žvėris ginasi, kad išgyventų. Įsižeidimas ir pyktis, ar tai ta pati emocija, tai ta pati priežastis. Nes sutrigerinta buvo vidinė žaizda. Sutrigerintas kažkoks ribojantis įsitikinimas. Bet kai pradedam išmokti ir suprasti, kad gale to, kaip mes jaučiamės, yra mumise. Tai kažkada jau kažkurio laivo metu daviau pavyzdį, kad žiūrėkit, jeigu tarkim mano viduj yra įsitikinimas, kad aš esu kvailas, dėl nesvarbu kokių priežasčių, iš vaikystės, žodžiu, tai buvo, vat kažkas įtikino, kad esu kvailas ir kažkas pavadins mane kvailiu. Tai faktas, kad man užtrigerins tą žaizdą, nes aš jau turiu tą įsitikinimą, kad aš esu kvailas. Bet jeigu man dabar kažkas ateitų ir pasakytų, Rūta, kaip tau negražiai atrodo šiti fioletiniai plaukai, tai manęs tai niekaip nepaliestų, nes aš fioletinių plaukų neturiu. Tai lygiai taip pat su vidinėm emocijom ir su įsižeidimu. Vadinasi, tai užtrigerino įsitikinimą, kuris yra viduj. Tai sakyčiau, įsižeidimas labiau yra įsitikinimo užtrigerinimas, o pyktis yra žaizdos užtrigerinimas. Mane įžeidė kelios moteris negražiai pavadindamos, supykau, bet po mėnesio pamiršau. Tai ką noriu pasakyti, kad sąmoningai mes galim pamiršti dalykus, tarsi, bet mūsų kūnas viską prisimena, mūsų kūnas viską kaupia ir negalvokit, kad ten pykau ir tiesiog pamiršau ir viskas išgaravo. Niekas niekur neišgaruoja, viskas nusėda kūne ir kaip sakau, po to kilimu pagrūdam, todėl kad jeigu sąmoningai neišjaučiam tą akimirką ir nepaleidžiam, tai viskas tiesiog kaupiasi viduj. O, sakau, įsižeidimas tai dažniausiai būna sutrigerinimas mūsų ribojančio įsitikinimo. Ką jau savyje turim, tai irgi gali būti geras indikatorius, kad kaip jūs pavadino tos moterys, greičiausiai viduj kažkur turit tokį įsitikinimą apie save, arba save taip vadinat mintyse. Kodėl žmonės nori įgelti, įskaudinti, nors jokio preteksto atrodo nesuteikiu. Aplinkybės ir žmonės mums yra indikatoriai ir mums yra atspindys, kaip ir sakiau, kad to, kas yra mūsų viduj. Tai yra žinutė. Kaip ir visada sakau, kūno kažkokie simptomai, tai yra įspėjamasis signalas, kad emociškai kažkas vyksta, į ką turim atkreipti dėmesį. Lygiai taip pat kiti žmonės. Jeigu vis pritraukiam tokius žmonės į savo gyvenimą, jeigu iš vis leidžiam tokiem žmonėm būti savo gyvenime, vadinasi, kad apie save yra viduj kažkokie įsitikinimai,
kurie dar yra neišspręsti ir nepaleisti. Vat, jeigu aš neturiu fioletinių plaukų ir kažkas bando mane įžeisti per tai aš neįsižeidžiu, dėl to, kad aš to neturiu lygiai taip pat su emocijom. Jeigu aš žinau, kad aš esu protinga, man gali kiek nori kažkas sakyti, kad aš kvaila, bet manęs tai neįžeis dėl to, kad aš turiu įsitikinimą, žinau, kad aš protinga. Jei skleidi šviesą, viskas būna gerai, tikrai ne visada būna gerai ir čia daugiau yra to toksinio dvasingumo ženklas, kur viskas saulytės ir gėlytės ir skleiskim tik šviesą ir gėrį ir nejauskim jokių blogų emocijų, nes jausti blogas emocijas yra blogai ir čia neskleiskim to į aplinką. Tai sakau, čia aišku žiūrint, kaip jūs suvokėt tų emocijų išjautimą, nes aš kalbu apie sąmoningą tų emocijų suvokimą. Tai ne tai, kaip, kad sakau, tiesiog pratrūkstam ir net nežinom, kodėl pratrūkom ir nežinom iš vis, kokia buvo šaknis, kodėl mes iš viso supykom, kokia iš tikrųjų už to slepiasi žaizda, bet kai suprantam ir žinom šitus dalykus ir kai yra neišvengiama, tai kas, kad mes sąmoningai suvokiam, kas vyksta, bet sąmoningai aš žinau, aš turiu šitą žaizdą, aš aišku, aš žinau didesnį piešinį, žinau didesnį planą, bet kas iš to, reikia prisiminti, kad mes esam žmogaus kūne su žmogaus emocijoms, tai nevaidinkim, nevaidinkim nušvituolių, nes, kaip sakau, gyjam visais lygmenimis ir labai yra svarbu neprašokti ir fizinio lygmens ir kodėl aš dažniau netgi apie tai kalbu, negu apie kažkokius tai dvasinius dalykus ir kaip viskas yra iš plačios perspektyvos ir taip toliau. Dėl to, kad, sakau, dažnai tie, kurie ateina iš vis į sąmoningumo kelią, tai iškart peršoka. Kūną palikim, emocijas palikim ir iškart mes ten, žodžiu, dievai, nušvitę, saulytės, gėlytės, visiems gerą energiją siunčiu, visiems šviesą siunčiu ir taip toliau, o ten viduj, tai taip viskas ir į ožio ragą susisukę paskui vaikštom. Tai ne apie tai yra šita visa kelionė. Ir į žemę, į žmogaus kūną, tam ir ateinam, kad gyventi žmogišką patirtį. Tai yra patirti žmogiškas emocijas ir išgyventi žmogiškus dalykus. Ir juos priimti ir jų nesigėdinti ir to nesmerkti tai, kas vyksta. Jei nėra sąmoningumo žmogus ir leidžiasi būti įžeistas. Tai sakau, bet irgi neabsoliutinkit šitų dalykų. Neabsoliutinkit, nes tai yra nerealu, kad mes tiek būtume išgydę savo visus trigerius ir visas žaizdas ir niekada niekur nepaslystume ir visada viską labai labai sąmoningai matytume. Tai faktas, kai einam šitų keliu ir kuo daugiau gaunam informacijos, kuo daugiau suvokiam save, kuo labiau jaučiam savo kūną, tai tada tuo labiau geriau ir greičiau galim pastebėti tuos dalykus ir tada, žinot, koksai klausimas dingsta iš gyvenimo, kodėl? Bet tas, kur būdavo klausimas, kodėl man, kodėl taip daro, šitas klausimas dingsta, nes mes turim atsakymą į visus šitus klausimus, kodėl tai vyksta. Ačiū, Kristina. Tai šitas dalykas tikrai pasikeičia, bet tai nereiškia, kad jūs niekada neįsižeisit. Tai nereiškia, kad jūs niekada nesupyksit. Jūs įsižeisit, jūs supyksit, bet tik tiek, kad jūs suvoksit, kad aš įsižeidžiau, nes šitas žmogus sutrigerino mano įsitikinimą apie mane. Ir tai man yra žinutė, su kuo aš turiu padirbėti. Bet kitą kartą ir taip neįvyksta ir su tuo yra viskas gerai, nes sakau, esam žmonės ir kai kurios situacijos yra tikrai labai labai intensyvios ir labai labai gilios, kurias mes gydom. Ir gali taip patrigerinti, kur tą akimirką tiesiog viduj susijungs visi įmanomi apsauginiai mechanizmai ir ten sąmoningai tą akimirką nieko neišeis sumastyti, galbūt tik po kažkiek laiko bus galima atsisukti ir peržvelgti tą situaciją, kad įvyko tas ir taip ir taip ir taip ir gal man su tuo reiktų padirbėti. Bet taip yra tiesa, kad visa galia yra mumyse ir to mes ir išmokstam paskui per tas situacijas. Susigrąžinti savo galią, tai yra nebetiduoti kitam žmogui savo galios. Nebetiduoti kitam žmogui galios mūsų nuliūdinti, mūsų įžeisti ar dar kažką padaryti. Tai taip, to mes mokinomės, toks yra tikslas. Nelabai gali kartais atgal išrėkti, mane psichologija įžeidė, tai nesakiau nieko. Bet jeigu mes išmokstam suprasti, kas įvyko ir kur ten susitrigerino, tai žinot, kaip tada vyksta, tada mes dažniausiai nesakom kitam žmogui, tu padarei taip ir taip ir taip.
pasikeičia visa struktūra sakymo. Tada pradedi nuo to, kad žiūrėk, tavo elgesys arba tavo žodžiai manyje sutrigerino tą ir tą dalį, manyje sutrigerino mano nesaugumą ir aš pasijaučiau taip ir taip ir taip. Tai keičiasi apskritai pati komunikacija. Sakau, keičiasi klausimas, kodėl man visi šitie dalykai vyksta, kodėl tas padarė taip ir tą, aš čia to nenusipelniau, tai išeidinėjom iš aukos mentaliteto ir keičiasi komunikacija, kai pradedam sąmoningai suvokti dalykus. Tai ne tu padarėjai taip ir taip, tu mane įskaudinai taip ir taip ir taip, bet tavo žodžiai ar tavo veiksmai ar tai, kas įvyko, manyje sukėlė man nesaugumą, sutrigerino manyje tai. Kai taip galim komunikuoti, žinokit, tada niekas neužsigauna. Niekas neužsigauna ir niekas nenukenčia. Jolita rašo, skiriuosi, draugas rašo šlykščias žinutes. Žiūrėkit, ką atspindi apskritai antra pusė. Toks labai geras pasakymas buvo, kad aš tau galiu pasakyti, kiek tu save myli iš to, su kokia antra pusė esi. Tai vėlgi tie visi dalykai vykstantis, aš jokių būdų nesakau, kad čia dėl to sakau, yra labai svarbu suvokti iš kelių skirtingų kampų ir kelių skirtingų perspektyvų ir nesuabsoliutinti nieko. Neįsikabinti į kažkokią vieną formą kaip į absoliučią formą. Tai, kaip sakau, jeigu žiūrim iš plačios perspektyvos, dėl to ir sakau, aš retai apie plačią perspektyvą kalbu, nes tada labai lengva į ten įsikabinti ir prašokti viską, ką reikia iš tikrųjų padaryti. Tai jeigu žiūrint iš plačios perspektyvos, viskas yra atspindys to, kas yra viduj. Tuo pačiu, jeigu paimsim santyki, kur žmogus žiauriai elgiasi ar naudoja smurtą prieš kitą žmogų, tai taip, iš plačios perspektyvos tai yra atspindys, vadinasi, mes smurtaujam prieš save viduje, dėl to pritraukiam tokį partnerį, išsirinkom tokį partnerį. Tuo pačiu, jeigu išsikabintume į tokią tiesą, absoliutiškai tai įsivaizduokit, tai sėdėtume tokiam santykyje, ten žmogus mus muša, smurtauja, bet kadangi mes labai nušvitę ir sąmoningi, aš viską priimu, čia viskas mano viduje, aš turiu pradirbti viduje su savim. Tai ne, taip tikrai nereikia daryti ir tai nereiškia, kad tas žmogus šitam žemiškam lygmenį neturi prisimti atsakomybės už savo veiksmus, nes turi prisimti atsakomybę už savo veiksmus, bet ir mes turim prisimti atsakomybę, suprasdami, kodėl iš vis pritraukiam tokį žmogų ir tada priimti sprendimą savo naudai, kad atsitraukti nuo tokio žmogaus. Kur tiesus kelias į sąmoningumą, nėra tokio kelio. Jau ne kartą sakiau, kad visas šitas gijimo procesas, jisai yra labai labai chaotiškas, labai purvinas, labai negražus ir jeigu bandot jį pagražinti, tai dar vis save viduje apgaudinėjat. Šitas procesas yra labai negražus. Čia ne blogąja prasme negražus, bet turiu omeny, kad kyla labai labai daug įvairių chaotiškų emocijų, tų sunkių emocijų, į kurias mes dažnai bijom pasižiūrėti. Tas dumblas toksai, tas toks, žodžiu, svarbu sau leisti jausti žmogiškas, žemiškas emocijas. Kur sąmoningumas tame įsipaišo, tai nereiškia, kad, kaip sakau, pasidarom sąmoningi ir staiga aš nustosiu pykti. Tai taip nebus, bet kai sąmoningumas įsijungia, mes suvokiam pykčio priežastį. Ir būna, kad net toje situacijoje, net kai vyksta pikas, sakykime, kažkokio konflikto ar pikas pačio pykčio, kad mes įgaunam galę vis tiek išlikti sąmoningi toje situacijoje ir tą pyktį išreikšti sveikesniu sau ir aplinkai būdu. Tai nebekuriam daugiau chaoso aplink save, bet tai nereiškia, kad tos emocijos tiesiog dings iš mūsų gyvenimo ir tai yra klaidinga manyti, sakau, tai yra toksinio dvasingumo požymis. Viskas yra legalu, taip kaip jaučiatės yra legalu, leiskit savo pykti. Aš jūs mokinsiu pykti, aš būsiu pykčio ambasadorė. Pats pyktis kaip emocija nėra bloga emocija ir yra svarbi emocija. Ir kitą kartą pyktis, žinokit, gali veikti netgi kaip kūrybinė emocija. Gali sukilti
pykčio adrenalino banga ir gali mums netgi padėti kažką sukurti ar padaryti. Tai nebūtinai gali būti griaunanti emocija, čia yra svarbu, kaip mes tą energiją panaudojam. Žodžiu, tiek. Šiandien tokia buvo žinutė. Tai linkiu gražaus, gilaus, gydančio poilsio. Prašau. Ir kaip visada žinokit, kad viskas jūsų gyvenime vyksta idealiai. Ačiū Kristina ir ačiū visiems. Vyksta idealiai ir kad viskas jums susidėlios ir išsispręs pačiu geriausiu, gražiausiu, nuostabiausiu, šauniausiu, švelniausiu, pelningiausiu, gausiausiu keliu ir būdu. Tikėkit, tu esate teisingam kely, siunčiu visiems apkabinimus ir iki kito karto.